Labas vakaras, brangieji. Na va, pradedam tiesioginę transliaciją. Bandysim gal čia sukeisti vietom, gal čia biški daugiau bus patogiau iš to. Čia iš ano. Tai, pala, biški. Tai, biški, pabandysiu, biški rokiruotis. Padarysim čia tą. Toko tai čia dzin. Čia tas biški geriau taip. Gal geriau. Tik tokerius taip uždėsim taip. O, ir tik tokas taip tada matys. Ir čia taip bus matysis. Nu va, biški gal ir geriau girdėsis. Nu ką, papasakosiu truputėlį, kas čia kaip ir dedasi. Čia toj mūsų superlietuvėlėje, ne? Tragedija čia toj superlietuvėlėje, bet nu nieko nepadarysit jau. Jau taip yra. Čia dar kažką tai reiktų biški po to. Padėsim to biški pasitaisyt, kad patogiau, kad visi matytų ir aiškiau. Ne, čia taip ir per daug. Vakiklis toks biški labai elementarus ir paprastas. Šitą čia perkelsim viską, tu susiruošim, susidėliosim ir bus normaliai. Va, dabar jau turbūt jau viskas jau bus patogiau, geriau ir aiškiau. Gal iš kitos pusės išdėsiu, gal čia iš šitos. Tada ir kompas netrukdės. O, dabar jau gerai turbūt, ne? Tai va, gerai, tos visus, kur čia rašo šūdus, blogus komentarus, visi landsberginiai LGBT-šnikai, tai čia pablokuosim po to vėliau. Per šią savaitę, aš nežinau kokią, kokią galiu pasakyti, gal 300, 400 užblokavom pusdarnių. Tokių grinai ultra landsberginių tokių. Grinai tokių, va, grini landsberginiai tokie. Landsbergės, ten tie, kurie rėkia tokie, kur bepročiai. Nu tai trumpai papasakosiu apie viską, kaip kas ką. Daug kas nusigando, oi, tai kaip čia tavo, sako, paskutinis laivas, čia kaip selo koncertas, jau čia tavo vis paskutinis, bet niekaip ne paskutinis. Tai čia šituo norėjau tiesiog priminti, kad, nagi, rytoj labai yra svarbi diena, nes rytoj apeliacinis teismas skelbs nuosprendį. Tai dėl 2 bylų. Tai, žodžiu, dėl tos bylos, dėl kurios jau atsėdėjau realiai kalėjime metus, vėliau aukščiausias teismas pasakė, kad apeliacinis teismas padarė klaidą, įkišdamas mane į kalėjimą. Ir dar čia šitas klausimas dar toks turi tam tikrų niuansų. Dar su advokatais, bet anksčiau laiko nenorim iššaut, apsišviest, pasisakyt. Na ir žodžiu, pasisakys apeliacinis teismas. Apeliaciniam teisme gavom dokumentus iš finansinių, iš specialiųjų tyrimų tarnybos, iš STT, kurie aiškiai parašė, prokuroras vedęs šitą bylą užsiėmė klastojimu, įtariamas klastojimu ir pateikė krūvą dokumentų. Kaip su Šarūnu Mickevičium, tarėsi ten prokuroras Puzinas, realiai pateikė visus dokumentus, dėl kurių aš buvau išteisintas net ir aukščiausio teismo, kai aš apšmeižiau tą prokurorą. Įsivaizduojat, va prokurorą uždaro, pasodina, pralaiko kalėjime, jį pasakai, kad šitas prokuroras yra korumpuotas, pystau bylą iškelia. Tai labai gerai, kad teismam, tiek apeliacinės instancijos, tiek aukščiausiam teismui užteko proto ir mane išteisino. Labai tikiuosi, kad rytoj irgi aš būsiu išteisintas. Kita byla irgi buvo, kur mano toks buvęs klasiokas Andrius Žalys nubankrotino savo kontorą. Bet toj byloj mane mentai irgi padarė, aš jam padėjau.
Nors realiai tuo metu aš jam niekaip negalėjau padėti, nes pats sėdėjau kalėjime 14 metais. Nu, žodžiu, ten va taip. Bet vis tiek, tipo, būdamas kalėjime, bet vis tiek padėjai. Žodžiu, tai iš esmės dvi šitos bylos spręs. Į šitą antrą bylą mes irgi teismo paprašym, patikė advokatas raštus, nors jau buvo baigiamosios kalbos pasakytos, paprašym, kad sakom, pridėkit šitus dokumentus, nes prokuroras Puzinas buvo tiek vienoj byloj, tiek buvo kitoj byloj. Ir dalyvavo jisai tose bylose tol, kol nebuvo sulaikytas STT. Ir toj antroj byloj mes irgi prašom, su advokatai sakom, pridėkit tos dokumentus. Na, teismas nedavė jokio atsakymo, nors gavo teismas dar praeitais metais, mes gruodžio mėnesį padavė. Ir, žodžiu, tipo pradžiai nedavė atsakymo, nes vienas iš teisėjų serga, ten prieš tai keliavo, nu, žodžiu, ten tokių visokių nesąmonių buvo. Tai va, tai rytoj didžiausia tikimybė, aš, aišku, nenoriu spėliot, bet man labai klausimas, kodėl neišnagrinėjo to. Jeigu ir nuspręs rytoj nuteisti, be abejonės laukia skundas aukščiausiam teismui. Jeigu mane rytoj nuteis, tai yra tik tai pasakys vieną dalyką, kad iš esmės sistema velniškai manęs ir mūsų, gerbiami žiūrovai ir partijos nariai, žinau, kad žiūri, jie mūsų jau pradeda bijoti. Jau pas juos jau pilno šikno smėlio ir tas smėlis byra ir labai labai stipriai. Tai žinokit, nereikia mum bijoti, nes jie mūsų labiau bijo. Tai žodžiu, aš dėl rytojaus pasakysiu taip. Ruoškis, kaip ten sako, tikėkis geriausio, ruoškis blogiausiam. Tai realiai aš tai taip esu ir nusiteikęs. Tikrai, kad čia ar išsigąsti, ar dar kažką, jau čia mane gazdino, jau prigazino. Ir čia tikrai, čia atmajavau, kas komentarą parašė. Tai va, tai žodžiu, nu ką, jie bijo, o mum yra tai tik tai motivacija eiti toliau. Ir viskas. Ir jeigu jie nuspręs tokiu būdu eliminuoti konkurentus, tai viską pasakys. Prezidento rinkimuose irgi dabar visais įmanomais būdais pateikiau, apskundėm vyriausiam administraciniam teismui. Teismas jau vakar išsiųstas buvo skundas. Nu tai žiūrėsim, ką pasakys vyriausias administracinis teismas. Na, žodžiu, teisinis karas vyksta baisus, skundžiam visom institucijom. Skundų parašėm per šią savaitę, tai aš nežinau, nu kokią 20, gal 30. Daug. Ta prasme, pilnas meilas tik tai. Man tik atsiunčia ir vienam žmogui, kurio nenoriu garsinti nei vardo pavardės, esu labai dėkingas už šitą pagalbą, kuris, nu, ištisai va į dieną po 3, po 4 visom institucijom. Ir jie tik atrašo nesąmonę. Mes administraciniam teismui. Tik atrašo nesąmonę. Mes administraciniam teismui. Nu, žodžiu, va taip, va, tai tikrai pakariausim. Tai sakau, jeigu vis dėlto bus paskelbtas rytoj apkaltinamasis nuosprendis, nepriklausomai nuo to, važiuosiu į kalėjimą, nevažiuosiu į kalėjimą, aš niekiek nebijau. Tai tik parodys tai, kad jie tokiu būdu jau sistema yra visiškai išsigandusi ir daro viską, kad, nu, toks konkurentas jiem yra pavojingas. O aš tai sakau, aš ten į Seimą patekčiau, tai vajezu, aš ten kai užsukčiau judesiu, žinai, įsivaizduot. Dar čia nebūtų buvę tokio judesio. Ten patikėkit ir ten kokiam Raskevičiui koridoriui prašaučiau, ten vajezu. Drąsiai, ten patikėkit, ten rašo ir Europinį teismą paduot. Taip, tai čia teismai tai niekur nesustoja. Ten toliau mes eisim, prašysim, kaip ir Pakso atveju, žiūrėkit, nušalino, laimėjo teismą. Tai nežinau, prezidento rinkimus irgi, jeigu tokiu būdu mane eliminuos iš rinkimų, irgi prašysim, kad tos rinkimus stabdytų. Nu, yra variantų krūvos ir mes tikrai jais pasinaudosim, žinokit, taip ir toliau. Na, rašo komentarą apie, kad nušvilpėm tuos ten veikėjus. Taigi, tai žodžiu tiek apie rytojaus teismą, rytojų 9, vienas nuosprendis berods 9 ryte, kitas pusė 10, jeigu aš taip gerai atsimenu. Ten, žodžiu, nu, viskas. Jau rytoj, pirmadienio rytas, tai jau realiai turbūt
bet kokiu atveju, nu nebent atidės teismas paskelbimą, dar gali būti ir toks variantas, dėl to apsirgusio teisėjo, dar gali būti taip. Tai jeigu nuspręs atidėti, tai atsidės, nu, žodžiu, matysim. Aš bet kokiu atveju paskelbsiu, o čia ryte turbūt aš pats nieko nespėsiu paskelbti, jau žurnalistai viniosi tą apeliacinį teismą ir jau ten jiem bus labai įdomu, kaip čia viskas dedasi. Tai va. Nu ką, apie sausio 13-ąją. Nu ką, brangieji, karalius nuogas, ne? Pagaliau, po 33 metų, kai sakau Kristaus amžius, kai atėjo šitai valstybei, tai kažkokie prasidėjo pokyčiai dangiški. Ir po 33 metų senis Landsbergis tai buvo, išgirdo žodį gėda viešai. Dabar atskirsiu sausio 13 ir sausio 12. Sausio 13 tai yra minėjimas viešas, visi mini taip ir taip. O sausio 12 visada būdavo. Tie taip, visada būdavo kūrenami laužai ir ten iš esmės visada būdavo išimtinai Landsberginių šventė. Ten susirinkdavo visi tokie išprotėję, grinai Landsberginiai, nu ten tokie, kad jeigu Landsbergis vaiką išprievartautų, tai jie sakytų, kad vaikas kaltas, bet ne Landsbergis. Ta prasme, nu ten ligoniai visiški tokie, visiški Landsberginiai. Pradėjo pulti, ten kiti burbuliuoti, kiti kažką komentuoti, ten, žodžiu, nes mes jau taip jau laukiam, žodžiu, nustebino mane ukrainiečių, kad buvo nemažai, taip aišku, pasižiūrėjau tos vėliavos ukrainietiškos, bet čia irgi vėl pusdurniai prisikabino prie to, kad sako, oi čia pasakiau pajechali. Tai galiu pasakyti, kad šalia mūsų būryje irgi buvo keli ukrainiečiai, kurie beje irgi jau žino situaciją, kas yra Landsbergis, kurie lygiai taip pat jau mato Zelenskis, ką su jų šalim padarė, realiai, jie mato. Rašo, va, kažkoks tai gėda celofanai, nu, mes tai užblokuosim ir nebebus gėda. Tai žodžiu, jie mato, ką Zelenskis su jų šalim padarė, kad realiai į karą stumė ir juos to visus čia pradės mentai gaudyti ir vežti į frontą, mirti. Tai realiai irgi aš tiem ir ukrainiečiai sakau, pajechali ir viskas. O čia žviegia rusiškai. Jūs man parodykit nors, kodėl ukrainiečiai iš vis čia atvažiuoja, ne? Ir kalba okupantų kalba. Neuždėjot klausimų. Taip, ne? Atvažiuoja čia ukrainiečiai ir jie su visais kalba okupantų kalba, ne? Kažkaip tai keistai, ne? Čia nieko keisto. Tiesiog žmonės moka rusų kalbą ir jie kalba. Nes jie žino ukrainiečiai, kad lietuviai irgi moka rusų kalbą, bet visiškai nesupranta ukrainiečių kalbos. Pasižiūrėkit, kiek yra Klaipėdoje rusakalbių, kiek yra Vilniuje rusakalbių ir čia baigi čia tą isteriją ir tą debilizmą, tą Tapino ir tų visų slavo pusdarnių visą šitą reikalą. Tai iš esmės tiesiog man džiugu, kad ukrainiečiai palaikė sausio 13 ir padėjo šaukti tam vat, seniui ožiui gėdą. Tai labai tikrai ačiū. Buvo toks momentas dar labai įdomus padarytas, kad kai pradėjom šaukti gėdą, buvo staigiai pagarsintas Landsbergio mikrofonas, iš karto pagarsintas Landsbergio mikrofonas, kad net praktiškai užfonavo. Žinot, jau kaip per daug. Kad tik geriau girdėtus, ką senis šneka, kai mes pradėjom gėdą. Ir per kolonėlės, aš, daug kas girdėjo, daug kas man tą patvirtino, per kolonėlės, per kurias buvo grojama muzika, pradėjo leisti garsas ačiū, tai yra įrašytas, kad ačiū, ačiū. Po to minėjau, išgirdo Landsberginių, kad per kolonėlę sako ačiū, avinai gavo komandą Landsberginiai ir jau tada pradėjo ačiū, ačiū. Ir va čia prasidėjo patys įdomiausi dalykai. Ir dabar noriu paaiškinti, ką aišku jau čia ir ten teisme aš aiškinsiuos, kai apie baudą dar pakalbėsiu. Tai žiūrėkit dabar, kaip gaunas. Landsbergis, reikia pripažinti, mes jį mėgstam ar nemėgstam. Šiuo atveju aš jo labai nemėgstu. Tai yra istorinė asmenybė, kuri dalyvavo tuose įvykiuose. Jo vaidmuo
nepasakyčiau, kad buvo svarbiausias, bet aš pasakysiu, taip buvo ryškiausia asmenybė, va taip, labiausiai išryškinta, išpiarinta ir iškelta buvo asmenybė, tai būtent senis Landsbergis. Ir dabar žiūrėkit, išeina kalbėti žmogus, ten papasakot apie tos įvykius, ir dabar vieni rėkia ačiū, ane? O kita, kurie mano, kad iš čia jo Lietuva tokią gerą padarė, taip dabar Lietuvoje šaunu, faina gyventi, tokia fantastiška Lietuva. Ir jiem realiai, patinka ten gal, ne visas šitas reikalas. Ir jie dėl to rėkia ačiū. Suprantu, pažiūrėjau, LGBT visokie atstovai, ne, ten, visi tėva, ne, tokie. Tėva visi rėkia ačiū Landsbergiui, gal partnerystę įves, ten visokias tas visas jų ten iškrypeliškas nesąmonės gal įteisins. Tai jie reikia ačiū. Yra kita grupė žmonių, kuriai priklausau aš, kurie mes ačiū Landsbergiui, tai tikrai neturim už ką pasakyti. Už tai, kokią jis padarė Lietuvą, o realiai ją pardavė Amerikai ir Europos Sąjungai leido tą Lietuvą sudraskyti. Ir mes turim rezultatą, galim daug pasakot. Mes likom. Buvo rubliai dabar eurai, ne? Buvo anksčiau Maskva reguliavo, dabar Briuselis reguliuoja. Landsbergis yra vaizdo įrašai, lakstė į Maskvą ir išalvo prosus. Dabar į Briuselį laksto Šimonytė. Anksčiau buvo komunistų ideologija, dabar LGBT ideologija nuo pat mokyklos. Realiai mes nieko savo kaip ir neturėjom, taip ir neturim. Tik dar kavinės dar vadindavosi lietuviškais pavadinimais, ten koks restoranas Tulpė, 3 berželiai, visokie tokie buvo pavadinimai. Dabar visur angliškai pavadinimai. Man dabar mokesčių inspekcija, pavyzdžiui, atsiunčia pranešimą jau 2 kalbom, vienas lietuviškai, kitas angliškai. Anksčiau buvo irgi 2 kalbos, viena lietuvių, kita rusų buvo kalba. Tai realiai aš taip, jeigu paralelę sudėt, tai nelabai. Ponai važinėjo su Volgom, dabar ponai važinėjo su Mersais ir Bentley, irgi nieks nepasikeitė. Kažkaip tai, kažkas ten taip, ne? Išvežė sovietai į tremtį 400 000. Šitį padarė, kad savo norų žmonės išvažiavo, apie 1 milijonas paliko Lietuvą. Tai iš esmės nieko nepasikeitė. Tai va tie praėjo 33 metai, Kristaus gimimo metai, ir atsirado, ir atėjo laikas tam seniui Ožiui ir pasakyti, kad viskas seneli, baigiam čia visą šitą reikalą. Vyniok tu greičiau į kapines ir žodžiu, pastovėk, pasivaikščiok, nes pasimatuok vietą, nes jau čia daug žmonių į kapus nuvarė. Ir iš esmės, manau, kad galima pasakyti jam gėdą. Ir žodžiu, daug kas čia pyksta, sako, kad sugadinta šventė. Bet aš pabrėšiu dar kartą. Tai yra, ir ten yra, Landsberginių šventė. Sausio 13 istorinė Sausio 13 salė susirenka visi žmonės Sausio 13. O tas minėjimas yra išimtinai Landsberginis. Ir pamatysit, kaip senis Landsbergis numirs, tas minėjimas labai labai stipriai sunyks. Kaip ir vasario 16 balkonėlis. Lygiai tas pats. Tai yra Landsbergio atsidėkojimo, tokia šventė daroma už mūsų visų pinigus. Čia šita yra tiek tas sausio 12, sausio 13 išvakarės, tai tiek vasario 16. Ir šitas dalykas. Tai jie čia žodžiu pradėjo kiti sakyti, kad sugadino šventę, tai dar sėki sakau. Čia yra 2 skirtingi dalykai. Mums irgi rėkdami ačiū, jie sugadino šventę. Tie visi pusdurniai, kurie rėkė Landsbergiui seniui ačiū, jie lygiai taip pat sugadino šventę man. Lygiai ir kas dar toliau kom baigės, kad aš toj šventė ir iki galo negalėjau pabūti. Plus šventė, žinot, kas sugadino? O sugadino šventę pats Landsbergis užlipdamas ant tos scenos. Nes yra daug žmonių jau, kurie atnešė yra sausio 13-osios medalius, gražinę. Sako, ačiū, nereikia, mes ne už tokią Lietuvą kovojom. Riaušių byloje yra vienas žmogus irgi, kažkada irgi pripažintas nukentėjusiu sausio 13-ąją. Bent jis man taip sakė. Tai
Iš esmės čia yra Landsbergis. Būtų nelipęs senas ožys ant tos scenos, gi būtų nieks ir nerėkia gėda. Ar prieš tai rėkia kas nors gėda? Ne, nerėkia. Ar po to rėkia kas nors gėda? Irgi nerėkia. Tik tai kai senas ožys su savo kriukiu tą lasdikę užlipo ant scenos, dar šalia atsivedęs Ukrainos ambasadorius, ten bero šalia buvo, kuriam ukrainiečiai irgi šaukė gėdą, nes jie visi pampsta tik tai Ukrainos valdininkyje korupcijos pagalba, kuri vyksta Ukrainai. Ir čia, kai sako mums, kad Ukraina laimi, tai parodykit, kurioje vietoje. Tai tik mums seka pasakas. Gauna malkutą ukrainiečiai taip, kad gražu žiūrėti lavonas po lavono. Pažiūrėkit, kokie skaičius dabar pagarsino paskutinius. Apie 500 000 ukrainiečių žuvę. 500 000 žuvo vyrų, tėvų, senelių, anūkų ir taip toliau, ir taip toliau. Moteris jau tempia į frontą, apie ką mes šnekam. Ir va tie ukrainiečiai, kur šalia mūsų buvo, jie irgi šaukė gėdą tam pačiam Landsbergiui. Nes žino, ką Landsbergis per Maidaną pridarė ir iki ko privedė Ukrainą. Nesiekit šito karo, kad čia taip iš lempos atėjo ir užpuolė čia tą Ukrainą. Ir ne tai buvo. Viską žiūrėkit įvykius istoriją atgal. Ir mūsų senis Landsbergis ožys irgi ir žviegia Ukrainoje. Darykit Maidanus per visą Ukrainą. Tai yra perversmas buvo Ukrainoje, ne jokia ne revoliucija. Ir šiurkštus. Tai va, tai iš esmės sakau, ukrainiečiai mus palaikė, aš labai dėl to džiaugiuosi. Nu ir aišku, dar iš pradžių pradėjo jau supti mentai, jau už nugaros, jau žiūrim, tik mentai renkasi, tik daugėja mentų. Nu viskas aišku, jau čia kas čia bus, kaip čia ką. Tik tai atvažiavome, iš karto mus pastebėjo jau nežymėti policijos pareigūnai, iš karto jau jie ten čiuk per acijas. Tai mes ten pasivaikščiom, ratuku apėjom, praėjom pro laužus, nuėjom į Seimo vidų, atidarę Seimo vidų, pasižiūrėjom ir ten pamačiau jauniklį Landsbergį. Ir dar irgi buvo, ir greitai aš išėjau. Ir kolektyvas man po to sako, Antanai, tu taip greit nevaikščiok, sako, mentai paskui tave nespėja. Sako, tu taip greit išėjai, sako, iš to Seimo pasto, jie tik per racijas, kur jisai, sako, ten VST tik tai per tas racijas, vadovybės, apsaugos departamentas, tie lakos, to, nu po to jau išėjom į lauką ir aš po to į lauką išeinu pas tą jauniklį Landsbergį, žiūriu, senis ant scenos stovi. Galvoju, čirvo tūzas, mumgi seniui reikėjo. Ir šiaip tą sausio 12 senis retai ateidavo, kiek aš girdėjau, ne visada dalyvaudavo. Bet šį kartą kažkodėl sugalvojo senis sudalyvauti sausio 12 dieną. Nu ir laiku ir vietoj, labai aš džiaugiuosi tą. Nu ir žodžiu ką, tik tai mes pradėjom šaukti, mentai pradėjo žodžių stumti ir pradžioje čia atsitraukiam. Vienas kareivukas, kur stovėjo, tai tas iš vis nesuprato, toks kaip suakmenėjo, žmogus pasimetė. Nu ir mentai pradėjo daryti savo juodą darbą iš karto. Tai buvo pavyzdys, kad Lietuvoje nėra jokios žodžio laisvės. Čia yra pagrindinis dalykas. Nėra, nes jeigu išeina kalbėtojas ir jį daug palaiko, ne, tai jie visi ir šaukia, kad ir jeigu koks nors vienas šaukiantis, kad ne taip, ne, nu tai tada tie kiti šaukia, kad yra taip, bet jau pažiūrėkit, ašgi ne vienas ten buvau, mūsų buvo, žinokit, kokie, 50 žmonių, tai tikrai, o kiek dar prisijungė ten Vilniui, kai mane pamatė, kai pamatė kitus jau partijos narius. Ta prasme, žmonių ten ir Vilniui prisijungė labai daug, 100 mūsų nebuvo, bet taip arti to galiu pasakyti. Taip, iki 100, va, gal taip drąsiai. Nes vien iš Kauno, iš Klaipėdos žmonės ir labai visiems dėkingas, kas ir iš Klaipėdos atvažiavo, ir kauniečiai, daug iš tikro, iš visų miestų ir aš be galo esu jums dėkingas, kad jūs nepagailėjot, nes įsivaizduokit, ten veiksmas baigėsi 10 val. O dar kažkas su mašinami Klaipėdą išvažiavo. Kiek kilometrų vinioti reikia. Tai, žodžiu. Tai tikrai visiems labai aišku. Žodžiu, tai mentai pradėjo vesti, ir mane pradėjo veda, čia mes jūs vedam, čia dabar pradėta administracinė teisena, jūs įtariamas esat padaręs administracinį nusižengimą, aš tam mentui sakau, klausyk, tai sakau, o čia jau įtarimus gal man pareikšit, ar kaip, jeigu aš čia įtariamas. Tai, žodžiu, po to, o iš vis mane vedė mentas, aš dabar jo neatsimenu vardo pavardės, toks su barzda. Tai realiai yra tas bičas,
po kurio veiksmų prasidėjo riaušės. Aš tą drąsiai pasakau, mes šitą medžiagą priėm ir aš priejau ir vaizdo įrašę girdis, aš jam į akis tiesiai šviesiai ir pasakiau, sakau, betgi tu sukėlėjai riaušės, sakau, aš tai mes iš tave iš vaizdo medžiagos tai pažinom, tugi sukėlėjai riaušės, jis ten bandė, aišku, dar jisai ten kažką tai gintis, įjungęs tokį durnių, riaušių bylojais tipo nukentėjęsis, bet mes dar tas medžiagą dar paviešinsim, mes daug medžiagos įvairiaus paviešinsim, kuri bus dar visuomeniai bus įdomi. Tai va, tai žodžiu, nusivedė mane, jau veda link mašinos ir įsivaizduokit, privarė mašiną, nuvedė prie gatvės, aišku, buvo tikslas mane išvesti, kad to žmonės nutraukti, kad jie nebešauktų toliau gėdą. Nu ir įsivaizduokit, atveda mane jau į mašiną, nori kišti tą būdą mentovską. Ir sako, bus dabar atlikta jūsų asmens krata, va galvoju, o dabar aš tave durnelį ir pagavau. Ir aš jam sakau, bus atlikta asmens krata, tai tada asmens kratai, sakau, būtinas prokuroro nutarimas. Parodykit man prokuroro nutarimą, atlikti mano asmens kratą. Ir matau, pas mentą atbulinis įsijungia, nes jie kažkada kažkokį riomerį ten pusiau girti sugebėjo pabaigti, vienai ar kiti girdėjęs tokių istorijų esu, suprantat. Ir ką jie išmoko ten dirbdami policijoje, tai realiai žmogui užlaužti rankas, uždėti antrankius ir įsitemti į mašiną ar pargriauti ant žemės. Viską, ką mentai moka, aš nekalbu apie policininkus, kurie padeda žmonėms, yra du skirtingi dalykai. Tai teisinių žinių pas jį nulis realiai ir aš jam sakau, paprašiau, aš sakau, man prokuroro tada nutarimą. Tik tai pasakiau prokuroro nutarimą, matau pasi tuf, tik tai čia saugikliai šaudo, tik tai jisai, bus atliekama jūsų asmens apžiūra. O, sakau, asmens apžiūra. Tai sakau, tai kaip jūs dabar atliksit mano apžiūrą, kai dar jūs mano tapatybės nenustatėt? Tai jisai, tai bus nustatinėjama ar tapatybė? Tai palauk, sakau, jeigu tapatybė bus nustatinėjama, tai sakau, tu manęs bent paklausiai, vardo pavardės, sakau, dokumento ar paprašėjai ar ne. Tai jis man pateikit dokumentą, aš jam dokumentą, prašau dokumentą, nustatinėkit, sakau, mano tapatybę ir mane informuokite, koks bus atliekamas sekantis procesinis veiksmas. Dar prieš tai jo irgi paklausiau, sakau, kadangi jau yra, jis, kaip sako, pradėta administracinė teisena, aš privalau būti supažindintas su mano teisėm. Prašau mane supažindinkit su mano teisėm, aš jam sakau, supažindinkit mane su mano teisėm. Tas matau, tu mano teisių, tas mentas, jis nieko jisgi nesupranta, nieko jis nežino. Žodžiu. Ir jisai sakau, kai jis ten pradėjo apie tas man šitas kratas ar ten apžiūras, sakau, gerai, sakau, koks tai yra procesinis veiksmas, mane informuokite, koks šiuo metu yra atliekamas procesinis veiksmas. Nu, žodžiu, išėjo ir po to pakrypo įvykiai labai įdomi, žinokit, linkme. Jisai dar išėjo su to mano dokumentu, žodžiu, sakau, tai gerai, tai bus, sako, dabar atvažiuos policijos automobilis, surašys jums administracinio nusižengimo protokolą. Gerai, sakau, gražink man mano dokumentą asmens. Sako jis man, tai jūsų dokumentas pas pareigūną. Kaip sakau, mano dokumentas pas pareigūną, kuris dar tik atvažiuos. Taip, sako. Tai sakau, ką tu čia man meluoji? Sakau, kur mano asmens dokumentas? Aš tau ką tik padaviau į rankas, o tu man aiškini, kad mano asmens dokumentas pas kažkokį pareigūną, kuris atvažiuos. Žodžiu, jis ten dėliojo, tada man išdėstė taip, kad mano dokumentas yra pas tą pareigūną, kuris buvo, tą dokumentą mano paėmė, bet kažkokiu būdu teleportavosi kažkur tai toli ir atvažiuos su automobiliu, kuriame yra kompiuterinė technika ir surašys protokolą. Va taip, žodžiu, atvažiavo, tikrai mano tą dokumentą ir turėjo, gal kitų momentų jam perdavė tą mano dokumentą, kai jis tiek prisišnekėjo, nežinau, bet žinot, kas įdomiausia, ogi žiūriu, mane taipgi laikė nuo toliau, žmonėm ant važiuojamosios dalies neleido lipti, visi daug kas filmavo, labai daug žmonių filmavo, tikrai pilna telefonų ir tai tikrai mentus veikia šitas dalykas. Žiūriu, prieina toks žmogus, jisai atvažiavo su nežymėtu automobiliu, atvažiavo. Ir žiūriu, šneka ir aš to žmogaus, aš nematau į veido, jį matau iš nugaros, jisai šneka su žmonėm. Ir jisai šneka ir girdžiu, lyg tai požėlos balsas. Kalbu, kaip čia taip įdomi. Ir matau tą tokią alę karinę, tokią striukę kažkokią, ar dar kažkas pas požėlą.
Kas čia dabar dar galvoju, kaip čia taip įdomiai, ir būtent kodėl aš tą rūbą pažinau, nes kai buvo spaudos konferencija dėl tos pagrobtos mergaitės, jau kai paskelbė, kad jinai surasta, tai žodžiu, žiūriu tą pati. Ir aš galvoju, jaugi požėlai, o veido nematau ir taip galvoju, kaip iš čia dabar sulaiko kažkokį eilinį, pilietį dėl administracinio pažeidimo ir sudalyvauja pats generalinis komisaras, Ir atsisuka jisai mane žiūriu. Tikrai, Renatas Požėla, generalinis komisaras. Jis prie manęs paklausė, ar baigsiu cirkintis, ar taip daugiau paprašė nustot kažkaip. Tai sakau, Renatai, aš sakau, nustosiu. Kai sakau, kai pareigūnai basi nustos streikuot. Kai tada sakau, nustosiu. Priminiau, sakau, dabar Zelenskis atvažiavo, dar 200 lemų išprašė. Sakau, o kaip galvojat, jeigu policininkai tos 200 lemų gautų atlyginimam, pavyzdžiui, pakelti? Kaip jūs į tai reaguotumėt? Aišku, jie akytės pritarė, pasakyti neturi kur. Mato, kad mūsų valdžia taškosi pinigais 100 milijonų į kairę į dešinę, o čia mes visi O pareigūnai basistreikuoja, ir apie ką mes kalbam. Tai ir po to sako, mes ačiū dar turim sakyti. Dar atsiranda kažkokių durnelių, kurie sako ačiū. Aš žinokit, prarekiau balsą bešaukdamas Landsbergio gėdą, dar šiandien neatsigaunu. Tai ir vakar nebuvo, ir šiandien. Tai biškė esu prarekęs balsą. Ką dar? Noriu, žinokit, protokolą pakomentuoti būtinai. Būtinai pakomentuosiu protokolą. Dar vienas, dar irgi momentas buvo. O taigi puolė pasisakinėti visi. Ir Algis Ramanauskas puolė pasisakyti. Žodžiu, dėl tos, kad komanda gauna rusiškai, pajechali. O kai visi žviegia ruskiai военный karablь, иди нахуй, tai čia kokia kalba buvo? Tai čia jau buvo gerai, o pajechali blogai, Kaip matot, kokie jie yra išverstas kūriai. Ir ne tik tai Algis Ramanauskas, pavyzdžiui, net toks Ruslanas Kirilkinas irgi žodį tarė. Pažiūrėkit, parašė net komentarą. Iš tokių padugnių yra būtina atimti Lietuvos Respublikos pilietybę. Privaloma ginti savo šalį nuo tokių tarakonų visais įmanomais būdais bei teisinėmis priemonėmis atsikratyti parazitais. Klausyk, Kirilkinai, šiknai išsivalyk nuo svetimų pimpalų pirmiausia ir pradėk kažką tai šnekėti. O jisai plus į pavardę savo pasižiūrėk, Rusla, gerai? Ir aiškina jisai čia kažkoks lietuvis išlindo. Žiauru, aš apakęs. Aiškina jisai dar, kad čia už Lietuvą, sakau, užpakalį nuo svetimų pimpalų užsivalyk, tada kažką tai aiškink, čia. Kam atimti pilietybės, kam neatimti kažkas, net negaliu tokių Ligoniai yra, iš tikrųjų ligoniai, čia tie žmonės ir nieko, ateisime valdžią, mes juos išgydysim. Tai žodžiu, šitiem dviem norėčiau pakomentuoti ir pakomentavau, man atrodo, čia dėmesio užteks. O dabar apie protokolą. Protokolai buvo surašyti 2, man ir dar kitam žmogui. Šalia buvo daugiau žmonių, aš nežinau, 50 žmonių sakė gėdą, bet kažkodėl išsivedė mane ir paskutiniu momentu dar tą kitą žmogų. Dabar žiūrėkit, pagarsinsiu šimtą vis tik dabar protokolą. Protokolas, protokolas, žodžiu, taip yra, čia dabar, kaip labai įdomi. Tekstas protokolo, tiek mano, tiek to žmogaus, kuriam išrašė tą protokolą, yra praktiškai, žinokit, identiškas. Visiškai. Tarkim, kuom kaltinamas yra tas žmogus? Parašyta. Taip. Nusižengimo esmė. Protokole. Žengimo esmė yra aplinkybės. Būdamas viešoje vietoje sausio 13 dienos minėjimo renginyje, stovėdamas prie pat scenos, kur vyko renginio dalyvių kalbos, ir žodžiu, paskaitysiu aš detaliau, yra protokolas 488 administracinio nusižengimo kodekso straipsnis, pirma dalis,
O man kažkodėl išrašo antrą dalį, pagal antrą dalį, įsivaizduojat, kur bauda eina už pirmą dalį nuo 2 iki 300, o už pakartotinai padarytą nusižeidimą eina nuo 300 iki 400. Na, aš nepamenu, kad metų bėgyje man būtų kas nors surašęs protokolą būtent už šitą nusižengimą. Tai mes šitas dar pabandysim dalyką labai stipriai pasiaiškinti. O dabar aš pakomentuosiu. Žodžiu, tekstas yra visiškai identiškas. Taigi, būdamas viešoje vietoje sausio 13 dienos minėjimo renginyje, stovėdamas prie pat scenos, kur vyko renginių dalyvių kalbos, garsiu balsu šaukė ir taip trukdė renginio dalyviams stebėti renginį. Žiūrėkit, tai dabar tie, kurie šaukė ačiū, tai tie yra renginio dalyviai, o kadangi aš šaukiau gėdą, tai aš jau pasidarau jau nebe renginio dalyvis, ne? Ir kažkaip tai taip. Ir parašyta, trukdė renginio dalyviam. Tai man šitą aplinkybę bus labai įdomi teisme pasiaiškinti. Kadangi administracinė atsakomybė traukiamos asmens elgesys sukėlė renginio stebėtojų nepasitenkinimą bei pyktį, kadangi sukėlė renginio stebėtojų elgesys, mano elgesys, nepasitenkinimą į pyktį. Įsivaizduot, kažkas supyko, ne? O policijos pareigūnų reikalavimo asmuo nenutraukė savo veiksmų. Reikia dar atidžiai pasižiūrėti vaizdo medžiagą, bet aš kažkaip tai negirdėjau policijoninkų reikalavimo tylėti ar nešūkauti. Kažkaip tai taip, ne? Kažkaip tai, ne. Bet reikia pasižiūrėti dar gerai vaizdo medžiagą. Bet, žinoma, administraciniai byloje mes paprašysim jagi pridėti, nes būtinaigi teisme šitą dalyką nagrinėsim. Tai va, o policijos pareigūnų reikalavimo asmuo nenutraukė savo veiksmų. Tai tokios yra aplinkybės. Suprantat? Tai dabar reikės atidžiai pasižiūrėti vaizdo medžiagą, ar buvo policijos reikalavimas nustoti šaukti ar ne. Tada yra kitas klausimas. Jeigu aš irgi save laikau renginio dalyviu, aš nežinau, kodėl policija nusprendė, kad aš ne renginio dalyvis, o renginio dalyviai tik tai Landsberginiai. Galų gale, kaip atskyrė policija renginio dalyvius nuo praeivių, man labai įdomu. Kada buvo nepasitenkinimas išreikštas policijos pareigūnam, kuris ten pafiksuotas, čia daug tų visokių niuansų. Ir kodėl dabar paėmė ir policininkai mane paėmė iš to renginio ir sulaikė ir net mano apribojo judėjimą, suvaržė mano teises tam tikram laikui. Tai čia kažkaip tai vis dėlto buvo įdomu. Tai apie straipsnio tą sakiau. Tai komentarus visi komentavo. Tai paskutinė tema. Tai tiek apie tą sausio 13, žodžiu, laukit, čia dar bus nuotykių, žinokit, jeigu ir mane pasodins, tai vis tiek aš prašysiu dalyvauti bylos nagrinėjime ir žodžiu, parašysiu, dabar iš tikrųjų reikia mailą paimsiu, staigiai parašysiu, kad parašyti mailą dėl dalyvavimo nagrinėjime, aš pasižymėjau savo. Tai žodžiu, jeigu net ir iš kalėjimo, žinokit, važiuosiu į teismą, važiuosiu į tą reikalą, važiuosiu etapų ir aš iš kalėjimo irgi ten su Landsbergiu galiu įrodinėti savo tiesą. Tuo tarpu aš ant Landsbergio parašiau pareiškimą, nes sužinojau, kad kai mane jėga, įsivaizduojat, sausio 13 minėjimas ir policija jėga tam tikrą grupę asmenų šalina nuo Seimo. Įsivaizduojat, iki kur, už kokią Lietuvą mes išsikovojom. Tai ir labai apmaudu, labai liūdna, kad visas šitas reikalas yra atsitikęs, bet tikrai bylinėsimės, nepasiduosime ir padariau kontrpuolimą. Kontrpuolimą tokią, kaip ir minėjau, man žmonės pasakė, kad Landsbergis visus išvadino gyvuliais nuo scenos, jis ten po to labai gudriai padarė. Jis po to parašė eilėraštuką. Parašė tokį eilėraštuką, ten žodžiu, tokį gyvulėliai, bet jisai išvadino gyvuliais
ir aš vaizdo medžiagą, nu, vis tiek žmonės paprašys atsiųs. Ir aš paprašiau ant Vytauto Landsbergio, parašiau pareiškimą, paprašiau, kad pradėti jam ikiteisminį tyrimą dėl šmeižto, nes, na, gyvuliai tada turės Landsbergis įrodyti, kad aš esu gyvulys ar kažkokį dokumentą turi, nes aš tikrai nesunkiai įrodysiu, kad žmogus įrodyti yra sudėtinga, jau teko tą temą domėtis. Na, bet kad homo sapiens, tai tikrai įrodysiu. Tai va, iš niekam abejonių, manau, nekils. Tai va, tai žodžiu, šitą dalyką. Na ir taipogi paprašiau pradėti ikiteisminį tyrimą, parašiau pareiškimą dėl to, kad Landsbergiui pradėtų ikiteisminį tyrimą dėl grasimo nužudyti. Nes jisai pasakė, kad reikia sudeginti ant laužo. Vat Landsbergio čia yra žodžiai, man daugybė liudininkų paliudijo. Iškart man šitą dalyką pasakė, aš dėl to parašiau pareiškimą, kad pasakiau, kad man yra žinoma, mane apie tai informuotas esu, policija dabar tegu aiškinasi. Na, įdomu man irgi, kuom visas šitas dalykas baigsis, policija paprašysiu raštu, kad mane apie tai informuotų. Tai va, brangieji, tiek žinių, laukiam rytojaus, laukiam naujienų iš apeliacinio teismo, pats su nekantrumu laukiu. Nu ir žiūrėsim, gal Kulotoj barikadas reikės statyti. Tik tai pasakysiu vieną, kad lengvai tai aš čia nepasiduosiu, žinokit, aš čia patikėkit. Nebe tas laikas, kai jau aš ne avinas, taip kaip Landsbergis išėjo B ir kiti visi B, turbūt vaizdo įrašą matėt, jau ten apie 100 000 peržiūrų jisai surinko. Tai va, tai žodžiu, jeigu mes nulenksim galvas, tai jie ant jų šokinės. Tai va tiek. Gerai, visiems gero likusio vakaro, laikykitės, iki.